Hello, hello, hello. O, išmiegojom. Šiek tiek šaltai, bet ne pati šalčiausia naktis. Nors rašė tik 7 jutiminė gal. Tai va, dabar reikia neskubėdama iškasim, susitvarkysim. Šiandien viena dar vieta aplankyti liko. Ir visą dieną tokia, nežinau, ruoštis jau reikia, nes rytoj plauksim. Plauksim į Klaipėdą. Tai jo, šiandien ruošimosi diena. Suvenyrai kažkokie. Parduotuvę nuvažiuosim, kažko įdomaus gal paieškosim nusipirkti. Nes apsiniaukia lauke. Nėra saulės. Ir vėjuota. Valgysi viską? O ką aš valgysiu? Batoną. Vieną batoną tik? O, nesąmonė. Aš būsiu nestiprus. Si? Sakau. Okei. Viskas, mes ten išsikrausim iš to kempingo, nieko aš ten nefilmavau daug, nes ten viskas paprasta ir nieko neparodysiu stebuklingo. Dabar važiuosim valandą iki tokių klinčių, tokių uolų smėlio, ar kaip čia pasakyti. Ir va taip, varysim. Nuėjome pažiūrėti, kas čia bus. Ten. Šiandien vėl miškas. Dar lipam. O tiek. Dabar ten. O šitą. Ai, čia pastatė. Šitą dalyką. O šiek tiek matosi. Kalnas koks. Didelis kalnas. Apačioj galima vaikščioti ten. Bet tai tipo nebyra čia jos, kad taip drąsiai vaikšto. Gal ne? O, čia galim jau griūti. Vanduo koks gražus čia. Ai, sugalvojom, kad neįsim iki galo ten, iki tų laiptų, kur galima nusileisti iki žemės. Pusę kelio nuėjom va čia, užkasim ir varysim atgal. Šiandien nenorime šiaip persistengti per daug. Reiks dar į parduotuvę, reiks į mūsų namuką būsimą užsukt. Šiek. Yra reikalų. Gerai? Na, baigiam pareiti parkingą. Jo, jeigu kas čia varysi, tai pasiplanuokit jau gerą pusdienį, batus gerus, avalynę ir žygiuoti. Nes čia reikia geros valandos iki tų laiptų, dar ilgiau gal. Jaučiu 1:30. O jeigu su vaikais, tai čia dar ilgiau gali būti. O mums užteks pusę. Pusę kelio labai mažai matosi, čia to kalno. Visur miškai, užtverta visur. Va, čia mes po parduotuvių. Tai Lidle buvau, tai kitoj parduotuvėje buvau. Tai Matėja vėl kažką čia užsimanė, kažkokios tai žuvies, kas čia. Mėsa.
žuvies miestą. Atvarėm savo vietelę. Nu, dar nežinom, kur ta vietelė, dabar einam ieškoti. Čia kažkokie negyvenami namai stovi. Va čia parašyta eiti. Dar nebuvau, tai pats dabar ieškau. Ieškau, kur čia yra. Yra takelis. Gal čia ir yra. Jo, matau, man atrodo. Kas čia? Tualet? O, kaip fainiai čia. Čia virtuvė. Žiūrėk, čia padėjom rankšluosčius. Kažkokia patalynė. О, lyda čia. Ta žemė. Yra elektra? Elektra yra. Ne. Gal yra, ne? Barbecue. Ir čia mūsų namas bus tas. Ko čia? Čia negalima uždaryta. Čia. Čia irgi uždaryta. Gal čia šiaip duris uždarė. Kur miegosim? Tai daryk. Kaip čia atsidaro? Taip, tamsa. A, čia reikia pagaliuką paremti. Taip. O, atsidarė mūsų namai. Bet mes netilpsim čia du. Viena čia. Viena. Tuo mano. Tu bijosi vienas miegot. Ne. Si. Nu gal kažkaip tilpsim. Čia langas čia. Pasidarė čia. Taip, čia langas. Nu bus čia įdomu, kaip čia mums seksis išmiegoti. Žiūrėk, langas. Atidaryta? Jo, dar čia va yra. Laukai, gamta, nieko nėra. Čia va galiu pavakarieniauti. Pasėdėti. Obuolių yra, eisim paragauti. Du nameliai. Čia miegmaišis. Turbūt. Tegul būna. 4,97 gal vertinimas. Tai labai labai geras. Ir tik 100 eurų gal kainavo čia. Mums dviems viena naktis. Tai gerai, nes tik viena naktis buvo va čia. Norėjau dviem, bet neišėjo, nes buvo užimta. Tai nors vieną naktį paturėsim tokį experience. Mus išleidžia su lietum Danija, o pradėjo lyt vakare. Ką Matėja valgo? Ką Matėja valgo? Na. Valgo išleistuvių pyragaitį. Jo, sėdim vakarojam, nieko neveikiam. Kad čia vyks lietus lyja. Nestipriai, bet krapina. Bandysim eiti įsikurt savo šitam namelį dviese. Kažkaip tilpsim gal, manau.
vienai nakčiai. Nu, bandysim miegot. Va taip. Sakė, Matė miegos kitam gale. Taip? Oui. Nu, nežinau, kaip čia tu miegosi. Čia užkimšom. Nes vėjas pučia. Rampą turim. Mūsų akis. Daugiau viskas čia normaliai. Kažin, bus labai šalta ar ne? Daiktais apsidėjom. Čia mano kelnes minkus. O taip kažkaip ir miegosim. Šitoj būdoj. Būdelė mūsų. Rytoj reikės anksčiau biškį atsikelt. Nu, 7, net tiek ir anksčiau. Ir 8, maks 8 reikia išvažiuoti. Nes reikia anksčiau atvažiuoti keltą, ten užsiregistruoti kažkur, kai pirmą kartą dar nieko nežinau. Žinau, lietuviai čia plaukėja, kurie dirba Danijai, Švedijoje, Norvegijoje. Aš tai pirmą kartą šitos kraštuos. Tai nežinau. Bet manau, viskas pavyks. Na viskas, turbūt susitiksim rytoj. Rytoj susitiksim. Hello. Paliekam savo mažą namelį ir ką, laikas judėti keltą. Liūdnai atostogas baigėsi. Uoste mes jau sėdim. 2 valandas buvo čia kelio iki to uosto. Viskas praėjo sklandžiai. Biški čia kol davažiavom tik iki terminalas, čia terminalas G. Labai toli nuo įvažiavimo, tai važiavom, bet radom. Ir mūsų laivas ten atplaukė. C'est pas toi? Mes pirmi stovim, mėliai, Kiti kartą. nes anksti atvažiavom. Na, pagaliau pradės leisti, jau 12. Tipo pusę 1 turim išvažiuoti. Bet čia kol išvažiuoja visi, tai čia wow, labai ilgai. Mes atvykome savo apartamentus. Visai gražiai, švaru, šviesu. Užsisakėm pačiam priekį laivo. Nežinau, ar čia gerai bus ar blogai. Yra dušas. Pailsėjom, pietų pamiegojom. Eisim pasivaikščiot po laivą mūsų. Plaukiam jau. Eisim valgyti gal kažko.
Kambariai. Leskriečia lataną. Lataną. Plaukiam. Čia galima lipti. Čia Matėjo kampelis toks. Ir čia restoranas. Nelabai čia yra ką veikti. Matėjo čia žaidžia biškį. O daugiau čia nelabai ką veikti. Atsigeriu kavos ir viskas. Ir stumiam laiką iki vakarienės. Stogas žon. Dar tokia pat. Na. Iškūpilė. Prasidėjo mūsų vakarienė. Bon apetį, Matėjo. Turim skaičiuotą vakarienę. Paragausim, ką jie čia siūlo. Skanaus dar kartą, Matėjo. Čia mūsų pagrindinis patiekalas vienoj lėkštėj. Po to bus desert. Desertų tik ledų turi. Tik ledų turi, daugiau jokių neturi desertų. Nesąmonė? Miegam. Šiandien miegosim atskirai. Taip. Pirmą kartą per atostogas atskirai. Išsimiegosim gerai. Jo, baigėsi diena. Pasėdėjom darbą. Praleidom laiką vakare ten. Nieko nefilmavau. Ir rytoj viskas. Kitą kartą sakėsama. Atvažiuosim į Lietuvą rytoj. Atplauksim. Jie. Lygiai 2 savaitės. Šiandien. Rytoj bus lygiai 2 savaitės. Na jau šiandien galim sakyti. Mūsų atostogų. Gerai. Varom miegot ir rytoj susitiksim paskutinę dieną. Iki. Labas rytelis. Paskutinė mūsų diena. Oi, supasi laivas. Va, koks vaizdas už lango. Niaurus vaizdas už lango plaukiant į Lietuvą. Nedaug čia ir beliko dar. 3 valandas kokias. Ir viskas. Oi, miegojusi šypsau, nes supasi laivas. Aš nepratęs dar prie tokių supynių. Eisim dabar papusryčiaut. Ar prastumsim laiką. Mateo, kelkis. Varom. Let's go. Bon appétit. Štai ir Klaipėda. Lietuvėlė mūsų.
Delfinariumas matosi jau. Lietus visur šalta. Baigės vasara. Jau sėdi mašiniukė ir jau juda va po biškį. Kadangi mes pirmi atvažiavom į laivą, tai pirmi išvažiuosim. Labai gerai, nereiks čia laukti ilgai. Pirma va tas fūras išleis. Ir varysim į kaimą savo. Turbūt metas jau atsisveikinti, nes čia mums kažkiau 2 valandas liko kelio iki Radvegas, Radviliškis. Ir viskas, ne Mateo? Viskas praėjo sklandžiai šį kelionę, viskas labai gerai. Mateo buvo šaunuolis, taip, jau didelis vyras tu. Ką čia turi? Tik tak. Jok, va tokia va ta Danija. Pamatėt šiek tiek, ne, parodėm. Ir viskas. Šiais metais kažkaip pasirinkom va šiaurinius kraštus. Nebe pietus. Sakėm, biškį norim pašalti. Ne tik kaist kiekvieną dieną ir kept ten prie plus 35. Tai va išbandėm Daniją. Šilčiausia turbūt šalis iš Skandinavijos. Nes toliau eina Norvegija, ten Švedija, Suomija, ten jau kuo labiau šiaurė, tuo šalčiau būtų, man atrodo. Jo, tai dabar turim suvokimą maždaug ko reikia, kokių miegmaišių reikia norint vykti ten. Palapinės, miegmaišiai svarbiausia. Rūbų šiltų daug. Ir gal kažkada keliausim dar į kitas ten šalis. Nes ten įdomu, ypač Norvegiją norėčiau pakeliauti. Bet ten jau mėnesiuko reikia jaučiu. Minimum, kad pakeliaut po tą Norvegiją. O šį kartą porą savaičių Danijai ir užtenka. Nes kiti sako, iš viską ten Danijai nėra kas veikti. Žiūrint, ko tikitės iš tos Danijos. Mes labiau tokie gamtos žmonės, tai mes nevažiuojame į didelius miestus, tiesiog gamtoj pabūnam. Ir didžiausią įspūdį turbūt paliko šitie dideli paplūdimiai smėlio. Daug smėlio buvo, ne, Mateo? Tau patinka labai ten būti ir žaisti. Visas mėlynas. Labai orai gerai papuolė, visas dienas saulė švietė. Galim sakyti, iš 2 savaičių gal tik 2 buvo. 2 dienas gal buvo tokias šaltesnės, daugiau visos labai šiltos. O naktis tai aišku ten šaltos. Vėsios tokios. Na va, turbūt papasakojom, parodėm. Patiko, nepatiko, nežinau. Čia jums spręsti, paspausit like. Stengsimės geresnį turinį kurt. Nes dabar čia taip prabėgom, kažką parodau. Ką savom akim pamatau, tą ir parodau. Kažkur kažką specialiai nesistengiu, kad čia nuvažiuot, nufilmuot, būtinai čia parodyt šitą. Tiesiog mėgaujus atostogam. Manau, taip ir reikia daryti. Gi ne dėl pinigų, ne dėl kažkokio tai darbo čia darau, o dėl savo pomėgio. Dėl savo hobio tokio keliavimo. Jo, nu ką, kada kitas atostogos, net nežinau. Gal rudenį kažkur iškeliausim dar, gal žiemą. Žiemą tai tikrai, manau, 100% atostogausim kažkur. Visi su mama. Taip. Visi kartu. Ir stengsimės, aišku, parodyti. Tai va, jeigu patiko, paspauskite laikus, peržiūrėkit video, peržiūrėkit mūsų senus video iš kitų kelionių. Pirmais metais su Mateo keliavom į Portugaliją, buvo karšta. Praeitais metais keliavom į Rumunijos šiaurės Rumuniją, Moldovą. Ten buvo įdomu. O šiemet Danija. Kitais metais niekas nežino, kur būsim. Viskas spręs laikas.
paspauskit laiką, pasekit mus. Visada malonu, kai mus paseka kažkas. Jaučiamės įvertinti kažkiek. Ir ką, susitiksim kitoj kelionėj. Taip. Ate. Eisi miegotų, o aš vairuosiu toliau. Nedaug čia tų kilometrų gavos šią kelionę. Nu aišku, dar reiks iš Lietuvos į Nicą grįžti. Gerai, ačiū, kad žiūrit ir ate. Ate.